Labą dieną, mano vardas Andrius Lagunavičius ir aš esu muzikos prodiuseris ir kompozitorius. Klausimas yra. Jo, klausimas yra toks, kaip tu kuri muziką? Tai yra skirtingai. Aš galiu kurti muziką sėdant su akustinė gitara, parašyti porą akordų, sujungti, ritmus sudėti ir pradėti, daryti ritmus ir melodijas, ir tada sujungti kartu ir įrašinėti per kompiuterį. O kartais įjungiu kompiuterį ir prijungiu gitaras kaip reikia, prijungiu klaviatūrą, pasistatau studiją kaip noriu, kad atspalvintų tą jausmą, kokį aš turiu kūne, ir tada bandau rašyti muziką pagal tą jausmą, kokį aš jaučiu, ir pagal tą ritmą, kokį aš esu padaręs. O šiaip tai galiu irgi atsisėdęs ir pagal orą, pagal kaip oras laukia yra, kokius jausmas viduje yra, ar aš esu šiandien laimingas ar nelaimingas, koks skonis yra, ir tiesiog pabandyti visus šitus jausmus įdėti į muzikos gabalą. Nuo ko pradedi, nuo kokių instrumentų? Šiaip tai aš esu gitaristas, tai man yra lengviausia pradėti su gitara. Ir žiūrint vėl, kokią atmosferą norėčiau padaryti, nes šiaip tai su akustinė gitara yra lengviau tokius lėtus gabalus padaryti ir tokius gabalus, kurie su daugiau harmonijom žinai, akustinė gitara yra toks ritmiškas instrumentas, bet to pačiu melodiškas, tai galim sujungti tokį senovišką garsą, galima taip sakyti, tokį senovišką garsą, ir aš labai daug galvoju, apie kokį garsą aš turiu daryti, nes aš irgi prodiusuoju muziką, o kai tu esi prodiuseris, tai tau reikia galvoti, kokį garsą nori daryti ir kokią melodiją, nes čia yra du labai skirtingi dalykai. Žmonės pamiršta, man atrodo, kad kaip reikia daryti muziką, tai tu turi sugalvoti, kokį jausmą nori padaryti toje muzikoje ir kokį garsą turi išeiti iš kolonėlės prodiuserio, čia yra techniškumas, kaip turi išeiti. Jeigu tu girdi popso muziką šiandien, tai čia yra kažkaip kaip standartas, kaip turi skambėti popso muzika. Bet jeigu tu džiazą ar klasikinę, arba net rimtesnius muzikos konceptoriaus albumus, pavyzdžiui, Pink Floyd'o albumus arba Radiohead, tai jie kiekvienas albumas skirtingą garsą turi, skirtingai jis yra techniškai padarytas. Ir dėl to reikia šitus dalykus, man atrodo, taip reikia šitus dalykus padaryti. Pavyzdžiui, vieną kartą aš atsisėdau sode ir su laptopu atidariau kompiuterį, viską, ir buvo geras oras, per daug vėjo nebuvo, tai galėjau mikrofoną lauke pastatyti, daug paukščių buvo ir pradėjau akustinį gitarą, klasikinę tokį gabalą pradėti rašyti. Kitą kartą aš galiu namuose sėdėti, gali lyt lauke, būgnus padarau kompiuterį ir paskui atitaikau gitarą, harmonijas ant tų būgnų, ant to ritmo. Tai va. Tačiau viskas taip skirtingai darosi. Tai gal trupučiuką papasakoju apie pačią tą technologiją. Tu truputį jau pradėjai apie tai pasakoti, bet gal kažkokių tokių niuansų, kurie tavo manymu yra svarbus? Yra labai svarbu, man atrodo, susirasti, kaip pasakyti, žiūrėti garsą kaip nuotrauką, ne? Kad turi būti kaip 3D, reiškia, ar turi būti daug aido, ar turi būti didelis, gabalas, ar turi būti mažas sujungtas, kad iš vis nėra tokio kambario, taip, viskas taip sujungta. Tai čia yra pagal šitą galima daryti per techniškumą. Pavyzdžiui, galima, jeigu tu nori didelis gitaras, tai tau reikia, aišku, padaryti vienoje pusėje gitarą įrašai, paskui į kitą kolonėlę pusės, tai gaunasi tokias dvi gitaro, kaip siena gitaros, tai tiesiai jausis iš abiejų pusių. Jeigu nori, kad mažesnis garsas, tai tu įrašai tik tai vieną gitarą ir per vidurį mono garsą, kad tas pats groja per dvi kolonėlės. Tai va, tai galima va štai daryti. Šiaip tai paskui gali efektus uždėti, kad kažkaip kad galima, kaip pasakyti, spalvų uždėti ant tos nuotraukos. Aš žiūriu labai garsą kaip nuotrauką arba kaip paveikslą, nori skirtingus stylą padaryti, skirtingą stilistiką, skirtingai atrodo. Pavyzdžiui, jeigu nori juodą baltą gabalą padaryti, čia tik tai pianinas groja. Jeigu nori su spalvom, tai tu gali pianiną, porą gitarų uždėti, vienoje kolonėlėje groja akustinė gitara, kitoje kolonėlėje groja elektrinė gitara, vidury pianinas groja, paskui bosą uždėti ir gali, techniškumo metu su equalizeriais, su kompresoriais gali net padaryti, kur turi garsas ateiti. Pavyzdžiui, būgnas pagrindinis pulsas gali ateiti iš apačios vidury. Arba gali iš šono, bet čia atrodo, kad atskrenda. Taip. Ir čia per kompiuterinę programą galima iš tikrųjų su equalizeriais, kompresoriais, su delays ir reverb, visus šitus dalykus tu gali
sukalkuliuoti, skaičiuoti ir paklausyti ir tada sugalvoti, kur viskas turi būti. O šiaip, jeigu nori organišką gabalą padaryti, kai viskas jau yra rašyta, tu net gali juos efektus įjungti ir išjungti tuo metu, kada jos reikia. Reiškia, tu gali keitinėti visur, kur gabalas turi eiti, žinai, pavyzdžiui, gitarą čia pradaro, paskui pereina į kitą kolonėlę, paskui galia į viršų, visai šitaip, jeigu nori šitus dalykus. Tai čia galima kaip per judesį irgi galvoti šitus gabalus. Pavyzdžiui, kaip žiūri paveikslą, jeigu paveikslas daug avangardinis, pavyzdžiui, iš paveikslą ir taip daug spalvų, viskas atrodo, kad jie labai daug juda ir labai, kaip pasakyti, kad yra veiksmas judesys, tas pats galima su gabalu, arba galima statiškai, seną nuotrauką, tokia, žinai, miško, pavyzdžiui, ir galima padaryti gabalą. Visai statišką, nieko nejudint, viskas taip lėtai juda. O kaip derini vokalą su instrumentinė dalim? Tai čia vokalas visada turi būti pagrindas, iš tikrųjų. Nu, jeigu tu, aišku, turi parašęs kažkokius žodžius, jeigu tik tai A, U, E, kaip kažkoks choras, tai gali būti gale, bet šiaip taip vokalas turi būti pagrindas, nes tai yra žodžiai ir jeigu nori, kad žmonės girdėtų tos žodžius ir suprastų prasmė gabalą, tai reikėtų, kad viskas, kad vokalas priekyje būtų. Pačiam priekyje, kad iš tikrųjų dainininkas reprezentuoja visus kitus instrumentus ir visus kitus judesius. Dabar koks yra skirtumas, kada tenka kurti muziką spektakliui ir kada kuri tą muziką, kuri yra daugiau tokia atlikimo prasme, pavyzdžiui, kažkur tai atliekama muzika kaip koncertas. Koks vidinis tas jausmas, gal kažkoks suvokimas? Suvokimas yra, kad teatro muzika turi būti ilgesnė. Reiškia, gabalai turi būti 8 minučių, 10 minučių, o šiaip kiti gabalai gali būti trumpesni, žinai. Tai reiškia, kad aš norėčiau bandyti taip, kai darau ilgesnius gabalus, kartais reikia tą patį groti daugiau, ilgiau, tai kaip ištrauki, žinai, tokia nuotrauka, ištrauki, gaunasi taip, toks ilgas gabalas, viskas yra iš tikrųjų tas pats groja, gal biškį daugiau instrumentų uždėti vienoje vietoje, nuėmė viską, bet turi būti taip ilgas ir taip lėtas arba greitas, bet vis tiek reikia kaip gumą taip ištraukti ir gali atimti biškį, įdėti viską ir čia gaunasi kaip, galima pasakyti, lėtas judesis ir turi gautis taip, kad gali daugiau eksperimentuoti, man atrodo, o šiaip tai, kai aš rašau savo gabalus, tai aš bandau padaryti ką nors naujo ir paimti ką nors, ką žmonės žino. Tai reprodusuoti kažkokį populiarinį fenomeną ir ką nors naujo sudėti to pačio vietu, kad žmonės galėtų ir suprasti tą seną, kad jie kažką girdi, kai jie pripratę, ir naują elementą įdėti, kad galima vystyti muziką. Tai aš norėjau apie tai pakalbėti. Mano manymu, sėkmingiausi tavo projektai tai buvo 4 dainos. Tai tas ciklas, kur yra architektas, kur yra astronautas. Tai buvo mano Black Knight, jeigu teisingai, taip, prisimenu pavadinimą, taip. Black Morning. Black Morning, atsiprašau. Tai mano manimu, tai yra sėkmingiausiai, todėl kad buvo, mano manimu, gerai buvo suderinti, ką ir pats sakai, atpažįstamumas su naujais elementais. Ypač man patiko gitaros partijos, kurios atsiranda vėliau, ne iš pat pradžių, yra liktai įvedamas. Tokia kaip liktai istorija, kai toj muzikoje buvo liktai. Gal aš klystu, tai norėčiau tavo reakcijos į tai. Ne, tai 100%, čia yra kaip struktūra, čia yra kaip sekti kažkokį pažįstamą standartą, iš tikrųjų, crescendo ar ką nors, jeigu nori tai padaryti. Kad čia yra kaip padarai priedainį, paskui dainuoja, vėl dar priedainis būna, ar tai padarai gabalą, kaip žmonės, kaip pasakyti, pripratę paklausyti muziką iš populiarinės muzikos pusės. Ir paskui gali visus kitus, kaip pasakyti, harmonijas uždėti, eksperimentuoti viską, įdėti į tą formą, nes žmonės labai pripratę prie tos formos, jeigu ko nors visai naujo padarai, visai tokį, žinai, iškerti gitaras, būgnus ir pradėti rėkti, kaip išprotėjęs, žmonės to nenori klausytis ir tada gaunasi, kaip pasakyti, kažkas eksperimentinis gabalas, kurie gal ne visi supras ir tiesiog
neduos šansų, nes šiandien, žinai, labai daug muzikos groja per radiją, gali muziką per YouTube, Spotify, visus šitus dalykus išimti, žmonės labai įpratę tik tai vieną gabalą klausyti greitai, jeigu nepatinka, naują išėmą, kur senovėje reikėjo mokėti pinigus už albumą, tai reikėjo klausyti nuo pačios pradžios iki pabaigos, buvo, žinai, žmonės labai daug darydavo šitų dalykų, prodiuseriai buvo, dainininkai, ten daug metų įrašinėjo tos gabalus, bandė skirtingus garsus, kaip Pink Floyd daryti. Ir jie žinojo, kad žmonės pirko jų produktus, tai visą albumą perklausydavo. O dabar daro standartę muziką, tokią formą lengvą, kur žmonės gali, žinai, paklausyti vieną gabalą šito, vieną gabalą iš šito, žinai, ir trečią iš šitų žmonių ir taip lengvai viskas klausosi ir nėra, kaip pasakyti, vietos eksperimentams. Ir aš norėčiau tuo metu įdėti kokio nors naujo eksperimentinio dalyko, bet į tą atpažindamą formą, kad žmonės galėtų irgi, kad nebūtų per daug abstraktų, kaip čia pasakyti. Abstraktai. Tai aš manau, kad tie 4 gabalai jie labai buvo sėkmingi, nes buvo ir ta eksperimentinė dalis, bet kas yra įdomiausia, jinai labai gražiai harmonizavus tai įvadinė dalim tokia atpažįstama. Ir aš manau, kad tai tokia vienas iš harmoningiausių dalykų, ką aš esu klausęs tavo muzikoje. Ką planuoji toliau daryti? Kokią muziką norėtum toliau kurti? Aš norėčiau ko nors naujo visada daryti, bet grįžti į šitą, žaisti daugiau su formom norėčiau iš tikrųjų. Gal biškį ilgesnius gabalus padaryti, gal net daryti 2-3 gabalus, kur sujungti, žinai. Tai gal 9 minutės, kur 3 gabalai po 3 minutės, bet jie yra sujungti, žinai, kaip Pink Floyd darydavo visus šitus dalykus. Ir norėčiau, aišku, daugiau eksperimentuoti su ritmais. Reiškia, aš norėčiau daugiau ritmiškų instrumentų įdėti, žinai, su šaukštukais pažaisti, būgnai, aišku, rašyti yra su šaukštukais pažaidė, paskui su tuo kiaušinėliu, žinai, padarai kitus ritmus, dar su bongo būgnais ar marakas, žinai, visokius šitus dalykus padaryti, kad gautųsi biškį daugiau ritmiški gabalai, nes ritmas yra dievas, o harmonijos yra profetas, galima taip sakyti. Tai va, ir reikia daugiau žaisti su ritmais, man taip atrodo. Ką galėtum palinkėti savo ir kitiems muzikos kūrėjams, atsižvelgiant į dabartinę situaciją muzikoje, nes tu truputį apie tai paminėjai, tai gal daugiau šitoje vietoje. Bandyti daugiau eksperimentuoti su forma, bet ne per žiauriai. Reikia labai atsargiai, nes žmonės nori, ką jie visada matė. Reiškia, jeigu per daug abstraktai darai muziką, tai nieks neklausys, bet jeigu po biškį žaidi su forma ir bandai būti daugiau kaip savas, kad atpažintų tave, padaryk savo garsą, padaryk specialybę iš savo instrumento, padaryk, kaip pasakyta, aš groju gitarą specialiai, žinai, kad atpažintų mano gitaros garsą, gali žmonės tą patį daryti, žinai, daug yra gerų dainininkų, galite jūs kažkaip specialiai uždainuoti, arba žodžius naudoti specialius kažkokius, kad, žinai, kad atsiskirtum nuo visko kito, kas yra, ir nebandyti reprodusuoti turinį, tik tai formą, turinį reikia naują daryti, formą tai galima reproduzuoti, bet turinis turi būti visai naujas. Tiesiog pabaigai vieną sakinį ar du, kokius, kaip norėtum užbaigti šitą mūsų susitikimą, pokalbį.